Pažvelkime į Jono 6 skyriaus 53 eilutę. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje. Ko jūs neturite? Jūs neturite gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi. Ką jie turi? Amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Ką Jėzus turėjo omenyje, sakydamas, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą? Pasak Biblijos, kas vienas turi nemirtingumą? Tik Dievas turi amžiną gyvenimą. Tai, kad mums suteiktas amžinas gyvenimas, įrodo, jog tapome Dievo vaikais, ar ne? Atsiverskime Mato Evangelijos 6 skyriaus 17 eilutę. Pirmąją neraugintosios duonos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: Sakyk, kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis atsakė: Eikite į miestą pas tokį žmogų ir sakykite jam: Mokytojas sako, mano metas jau atėjo. Pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais. Mokiniai padarė, kaip buvo Jėzaus įsakyta, ir paruošė Velykų stalą. Paskua yra diena, kai Dievas duoda savo šventąjį kūną savo vaikams valgyti. Tai taip pat yra diena, kai Dievas dovanoja savo brangų kraują savo vaikams. Pereikime prie 26 eilutės. Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams, tardamas: Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmęs taurę, pripildytą pasfos vyno, padėkojo ir davė jiems, tardamas: Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas. Kas tai? Mano kraujas sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Jėzus Kristus mums duoda pasfos duoną kaip savo kūną ir pasfos vyną kaip savo kraują. Jei valgome duoną ir geriame vyną, mumyse turime Dievo kūną ir kraują. Tokiu būdu esame suvienyti su Dievu per naujosios sandoros pasfą, per kurią vadiname Dievą savo tėvu, o Dievas mus vadina savo sūnumis ir dukterimis. Argi vaikai nepaveldi savo tėvų kūno ir kraujo? Pastva yra labai svarbi šventė. Nuoširdžiai prašau jūsų šiais metais švęsti pasvą, kad priimtumėte šventąjį Kristaus kūną ir jo brangų kraują. Švęsdami šią brangią pasvos šventę, visi galime dalyvauti šlovėje grįždami į savo amžinuosius dangiškuosius namus.